Sveiki, gerbiami vairuotojai. Šiandien tikrinam BMW X3 2013 metų, 2 litrai, 135 kW, dizelis. Automobilio rydai yra 309 tūkstančiai, automobilis pakankamai neblogas. Nu, einam žiūrėti. Taip, vidinės stojkės, priekis kairė. Gerai, gerai, gerai. Gerai. Vidinė galas, sparnas kairė pusė. Gerai. 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 Čia šiek tiek nuo diržo yra linkimų. Šitas 20. Šimtas 5. Čia pas mūsų 110. Gerai, vidinės stojkės tikrai gerai. Taip, bandau vesti. Klausomės. Nesu bildėjo niekas. Dirba gražiai. Vairo stiprintuvas nestringa, garsų pašalinių nėra. Dėžė šiek tiek jaučiasi persijungimas, taip, parktronikai veikia. Šoksta rankinis, dirba. Taip, variklis iš priekio. Prie vandens pompos, bet lašų jokių nesimato. Apačia sausa, vairo kolonėlė sausa. Taip, numeris kairės pusės žibintas. Originalas. Sparnas. Nu, yra šiek tiek perdažytas, taip, paklotas. Tikriausiai buvo nuimtas. Jo, buvo kažkada nuimtas. Kairės pusės sparnas, nu irgi matosi, tikriausiai buvo nuimtas, bet vidinės dalis, va, hermetikas yra gamyklinis, čia nieks netampyta, matosi. Lonžeronai taip pat. Kairysis lygus, dešinysis lygus. Visur hermetikas sutampa ir kairė pusė ir dešinė. Prieikus nematau irgi, kad čia būtų kažkas tai tampyta. Priekis gavęs tikrai nebuvo stipriai.
Variklis dabar iš šono. Tepalo įpilimo. Turbinų sausa. Kairiai pusė kitais pamatyti. Yra šiek tiek parasavimo, kur tepalo filtras. Taip, dabar aušintuvas irgi šiek tiek yra parasavimai, bet nematau, kad būtų labai kažkas tragiško. Tam gyvūnų ėmės, ar filtras nieko nepamatys. Tam švarus. Pakankamai šitoj vietoj, sakyčiau, pakankamai neblogai. Gražus, švarus. Taip, kairė pusė lygus. Kažkas buvo, turbūt rūdis buvo uždažytas su galvėliu. Nes nudažęs, kad panorėtas. Sviftis eina arba parūdys. Amortizatorius. Tai su kažko buvo padažyta, bet priemas dalis kaip ir matau, kad būtų blogai. Dabar kairės pusės stabdžių diskas, toksai dar pagyvens, reikia įsivažinėti, bet jau nenaujas tikrai. Kairės pusės apačia, matosi irgi yra parūdėjusi Mazdanė. Yra čia nieks nieko neuždažė. Taip, kairės pusės galinė dalis lenkščiai parūdėja. Kairės pusės stabdžių diskas irgi kaip ir priekinis dar pagyvens, bet jau yra toks milimetras išdilimo. Taip, duslintuvas švarus, jau matau, labai gerai. Čia taip pat apačia matau padažinėtų, nes buvo rūdžių ir jos yra paslėptos. Taip, dešinė pusė apačia. Padažinėta. Bet būna, kad jau rėmas visas parūdijęs, o čia tik dalis. Dalis mes galim pakeisti. Dešinės pusės galinės diskas yra taip pat dar pagyvens, bet jau nenaujas. Apžiūra dar turėtų praeiti, bet po klaustuko ant ko papulsi. Taip, čia taip pat slenktis kairiai pusė galas parūdijęs. Paimsim apsaugis, bus daug, pamatysim daugiau. Dešinės pusės stabdžių diskas taip pat apie milimetrą yra išdėlimas. Gerokai nelūžus.
priekinės vairuotojo durelės. Čia standartas yra nuo rankų pabrozdinimai tokie. Toliau mygtukai gerai, apačios gerai, vidinės dalys gražiai. Taip, durelės. Nesimato, kad būtų imtas lauk. Vairas nedažytas. Nusidėlimas yra normalus. Sėdynė nedažyta, nesiūta. Prie 300 000 gana neblogai išlaikyta. Porankis taip pat nedažytas, nesiūtas. Perengėjus nenubrozdintas, nesulūžęs. Mygtukai tvarkingi. Displejus gerai. Speedometro nesulūžęs. Panelė nesubrozdinta. Taip, čia šiek tiek yra pabrozdinimo. Durelės nenuimtos. Galinės dalys priekinių sėdynių tvarkingos, šiek tiek yra čia pabrozdinimo. Sėdynės gerai. Kairės pusės galinės durelės gražios. Dešinės pusės, kaip aš sakiau, čia gal dirža buvo kažkada prispaudė. Dešiniai pusė galinės sėdynių dalys gražios. Gal šiek tiek čia yra, nori išsivūkti. Panelė gerai, vidinės dalys gerai, durelės gerai. Apdaila gerai. Taip, dešinės pusės priekinės durelės apdaila gerai. Vidinės dalys šiek tiek yra įlenkimas. Durelės nuimtas lygtai ir nebuvo. Taip, sparnas buvo nuimtas. Panelė stojate gerai, sėdynė dešinės pusės gerai. Veikia, langas veikia. Nuo vaikų turbūt yra padaryta, kad atsidarinėtų. Taip. Veikia. Šios pusės veikia. Šios pusės veikia. Dešinės galas veikia. Sėdynė suleidžia. Juda į šonus. Į priekį. Taip, pasižiūriu. Rankinis veikia, veidrodėliai. Taip, kamera veikia. Taip, nejaugi nėra lifto. Taip, galas, kairė pusė lygus, dešinė pusė originalus, dangtis nuimtas nebuvo. Taip.
čia pamatysim. Škoda taip nuo drėgnumo turbūt arba nuo senumo. Akumuliatorius originalas, bet vandens nėra, tampyto nebuvo. Čia taip pat originaliai viskas. Čia taip pat originaliai viskas. Kamera. Taip, dabar pas mūsų yra klaidų, bet kadangi matom keliuose punktuose yra undervoltage, tai tikriausiai buvo nusėdęs akumuliatorius. Kai akumuliatorius būna nusėsta, tai automobilis automatiškai pagauna daug klaidų. Mes dabar užfiksavom, kokios buvo klaidos, dabar aš jas nutrinsiu. Ir tada bandysim žiūrėti, kas liks, ir po test drive'o dar vieną kartą praskanuosim, pasižiūrėsim. Dabar žiūriu rydą, kada buvo pagauta klaida prie 309 tūkstančių, tai faktiškai prieš 12 kilometrų. Taip. Gerai, kada buvo pas mūsų gautas tas undervoltage. Prieš 3, tai gal tada prieš kelias dienas tikriausiai, kai vedė mašiną, neėjau užvesti. Tai irgi sutampa, nėra taip, kad pagautų prie didesnės ridos. Ką pas mūsų ABS blokį rodo rydą. Žiūrim, ką turim. Dažnai čia būna, neištrina. Aha. Tai va, buvo sukinėta, 343 buvo pagauta klaida, o pas mūsų dabar 309. Tai dar buvo nusukta. O tai pagauta klaida, o kiek buvo prieš tai, neaišku. Kas pas mūsų? O taip, žiūrim. Pasižiūrėsim dėžiai, ką turim dar. O dėžiai nutrynė gražiai. Šaunoliai. Dačkiai turbūt nebus. Taip, dabar pasižiūriu dar.
kokį distanciją pravažiavo po paskutinės regeneracijos. Koks variklį bus nutrynę. Čia jau faktas. Žiūrim. 12 po regeneracijos ir čia viskas gražiai. Dar kartą patikslinu. Instrumentuose irgi bus tenai patrynė. Total distance. Patrynė. Nes čia dažniausiai žiūri. Nu, bet vis tiek, va čia blokė nėra patrinta. Dar kartą dėl viso ko žiūriu, run flat. Kada buvo uždegę warning, last warning, tai buvo prie, tai minimum nutrynė apie 50. Nu, išvažiuojam iš aikštelės. Jaučiasi vibracija, bet galbūt reikėtų pasivažinėti arba kelias. Būna, kad kelias jo, tai irgi esu nuo Kauno, kai važiuoju, tai irgi būna autostrada, o čia jau jo. Tai lengvai važiuojant, pavaras perjungia gerai. Vis tiek dreba, yra tokia vibracija, galbūt yra diskai parūdyje, gal pavažinėti reikia, galbūt balansą padaryti, nes padangos gana neblogos ir diskai nesimato, kad būtų stipriai pažeisti. Bet vibracija šiek tiek jaučiasi ir stabdant šiek tiek irgi jaučiasi, tai, nu, savaime aišku, nes diskai buvo jau nenauji, matosi, ir parūdyje irgi yra jau. Taip, čia pas mūsų distronikas yra, ne? Distronikas, nežinau. Ne, turbūt. Gal ir nėra. Būtų rodyto. Tai rada tas kruizas veikia. Juostos yra, susidūrimo prevencija yra ten. Jo. Juostos yra. Taip, jo, jaučiasi į vairą, pasako, kad išvažiuojam iš savo juostos. Taip, pavaras numeta gerai. Žinau aš. Taip, šiek tiek įsibėgėsiu. Dūmų nemeta. Niekur iš šonų
sūnus irgi netraukia automobilio. Stabdant jaučiasi arba kaladėlė, arba jau dėl diskų, bet reikia pasivažinėti, čia iškart nepasakysi. Taip, dabar šildo, kamera veikia. Trišimtai 60 veikia. Sėdynės šildo. Oro padavimas sklendės veikia. Muzika. Dinamikai nebraška. Kondicionierius veikia, zonos veikia. Valytuvai veikia. Ksenono atplovimo putais ir veikia. Juostas palaiko, rankinis veikia. Vidinis kompiuteris gerai. Nėra. Taip, pas mūsų liko iš klaidų. Razdatkiai reikia pakeisti tepalus ir Box Electronic tai Sensor Fault. Tai čia daviklis, bet reikia žiūrėti, taip iškart nepasakysiu, kas per daviklis. Bet neesminis. Iš variklio, iš dėžės, iš diferencialo, iš ABS bloko jokių klaidų nėra. Apžiūrėjau automobilį. Taip, tikrai automobilis neblogai išlaikytas. Kėbulas yra kažkokių dalių perdažytų, bet špakliaus nėra, o visą kitą iš esmės matėt video. Tai linkiu geros dienos. Statykit laikus, žiūrėkit video, kreipkitės laimingai.